Ačiū visiems prisijungusiem. Tikiuosi mane girdite. Šiandienos tema yra Rivilė ID ir Telema, tai yra elektroninių dokumentų apsikeitimas. Šiaip pati tema jinai nėra nauja. Dokumentų apsikeitimą ar duomenų apsikeitimo galimybę turime tikrai jau pakankamai senai, jau turbūt, jeigu nepameluosiu, 15 metų mažiausiai. Tačiau šią sistemą vis po truputėlį tobulinam ir nešam tą žinią, kad iš tikro galima dirbti efektyviau, ypatingai tiem įmonėm, kurie nenaudoja šito sprendimo. Tai šiandienos webinaro eiga būtų tokia, kad pradžioje aš truputėlį papasakosiu, apie ką mes apskritai šnekėsim, kas yra tie elektroniniai dokumentai ar elektroniniai duomenys, kam jie reikalingi, kuom jie padeda. Ir kokį sprendimą iš savo pusės Rivilė turi, bei vėliau perduosiu žodį Telemai, tai mūsų partneriams, kurie padeda pasiekti didesnį vartotojų ratą. Jie taip pat pristatys save, savo paslaugas, bei tai, kuo jie gali būti naudingi mūsų Rivilės klientams. Vėliau truputėlį aš parodysiu ir iš pačios gamos, kaip techniškai tai atrodo, pats apsikeitimas, bet labai taip paviršutiniškai. Į smulkės detalės tikrai nesileisime, nes tiesiog laikas yra ribotas. O pabaigoje taip pat turėsime klausimų atsakymų sesiją. Tai jeigu turėsite klausimų, drąsiai rašykite į chatą. Jeigu matote klausimą, kuris taip pat jums yra aktualus, uždėkite laiką. Matau, kad chat'e kol kas rašote, kad negirdit manęs. Ar yra kas girdi? Jurgita parašė, kad girdisi. Puiku, ačiū Jurgita. Dėkui. Taip, tai mes turbūt pradėsime. Mano kolega taip pat žinau, kad turi tam tikrų techninių nesklandumų, tai tikiuosi per tą laiką, kol padarysiu įžangą, jam išsispręs. Taigi, kas yra tie elektroniniai dokumentai ir elektroninis dokumentų apsikeitimas? Ar ne, kas yra tas EDI? Tai elektroniniai duomenų mainai, tai angliškai tai yra terminas Electronic Data Interchange. Tai duomenys tai pabrėžtinai yra duomenys, tai nėra spausdintinas dokumento variantas, tai nėra PDF-as, nes pats PDF-as jisai yra daugiau spausdinimui skirtas daiktas. Čia kalba neis apie tai, kad mes atpažįstame dokumentus iš PDF-o, vėl paverčiam duomenimis. Čia mes kalbėsime apie tai, kad mes tarp vienos ir kitos sistemos mokame keistis tiesiogiai, nesugadintais duomenim. Nes jeigu spausdinam PDF-ą, tai su tam tikra tikimybė, su dirbtinio intelekto servisais galima atgaminti tuos duomenis, tai mes tiesiog siūlom jų tiesiog negadinti, siųsti taip, kaip yra. Taip, tai duomenų apsikeitimas. Tai yra, kaip pavyzdys ar ne, tai turime tiekėją, turime pirkėją. Tai iš principo tokia standartinė schema, kad pirkėjas siunčia užsakymą tiekėjui, ar ne? Tiekėjas gavęs užsakymą atrenka prekes, pagamina sąskaitą faktūrą ir vėliau siunčia pirkėjui kaip sąskaitą. Ar ne? Tai šitokioje schemoje dalyvauja du dokumentai, tai yra vienas užsakymas, kitas yra sąskaita faktūra. Ar ne? Ir čia esmė yra tokia, kad reikia tais dokumentais apsikeisti. Apsikeitimo būdų, aišku, yra įvairių, kas siunčia elektroniniu paštu, kas dar kažkaip, bet mes siūlome naudoti Rivilė ID. Tai yra sistema leidžianti tarp sistemų apsikeisti tiesiogiai duomenimis. Nes jeigu sąskaitą gavote, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, tai tą sąskaitą reikės vėl rankiniu būdu susivesti, ar ne? Tai jeigu siunčiate savo klientui dar kartelį kažkokį tai dokumentą ar užsakymą, vadinasi, anoj pusėje vėl reikės vesti. Tai kad tų rankinių darbų nebūtų,
kad procesas būtų pakankamai optimalus, siūlom naudoti EDI, kuri leidžia iš Rivilė Gamma sistemos siūsti dokumentus tiesiogiai. Pats siuntimas dokumentų jisai vyksta tokiu principu, kad padedam iš Gamos eksportavus dokumentą, padedam į tarpinę sistemą Rivilės infrastruktūroje, iš kurio vartotojas galutinis gali pasiimti. Taip pat gali atsakyti, ar tas dokumentas yra tinkamas ar netinkamas. Ta prasme, ar yra galbūt kažkokių klaidų, ar kainos netinka ir panašiai. Tai tą atsakymą taip pat galima suimportuoti atgal į Rivilė Gamma sistemą. Tai jeigu kitoje pusėje vartotojas dirba su Rivilė Gamma, tai galimas tiesioginis apsikeitimas, tai kai iš vienos Gamos sistemos siunčiam į kitą Gamos sistemą, atsakymas lygiai taip pat Gamma vaikšto. Jeigu kitoj pusėje klientas jūsų atpirkėjas ar tiekėjas dirba ne su Rivilė Gamma sistema, galima talpinti internetinį portalą EDI Rivilė LT, kur tuos duomenis vartotojas pats gali ateiti, pasiimti tiek spausdintiną variantą, tiek pačius duomenis ir taip pat atlikti tą tvirtinimo veiksmą arba atmetimą. Tai čia tokia yra schema, kuri veikia būtent Rivilės infrastruktūroje. Rivilės klientų tikrai yra pakankamai nemažai, Lietuvoje apie 30 000 įmonių dirba, tai pasiekiamumas yra tikrai nemažas. Tačiau su mūsų partnerių pagalba, EDI paslaugas teikiančiom įmonėm, mes galime tą pasiekiamumą dar padidinti. Tai mes turime pasidarę, pavyzdžiui, integraciją su Telema, kurių pagalba mes galim pasiekti kur kas daugiau įmonių Lietuvoje. Tai nežinau, ar mano kolega Ramūnas susitvarkė techninius nesklandumus ir galės prisijungti. Ramūnai. Jeigu techninius nesklandumų turim, tai bus įdomu. Taip, aš galiu truputėlį pakomentuoti kol kas, kol mano kolega čia Ramūnas pasijungs iš Telemos. Taip, ar EDI Rivilė yra kitomis kalbomis ne lietuvių? Taip, pats portalas jisai yra ne tik lietuvių, bet ir latvių, anglų, estų kalbom. Ne, estų gal nėra. Angliškai, latviškai ir rusiškai, man rodos, yra. Taip, su užsienio įmonėm taip pat galima juos registruoti EDI portale ir galima jiems išsiųsti pačius dokumentus per EDI portalą, nes jie greičiausiai su Rivilė Gamma nedirba. Taip, tai kol Ramūnas tvarko. Taip, kas liečia integraciją su Sabiu, ar ne, nes dokumentų apsikeitimas, tai reiškia, kad mes siunčiam ne tik Rivilė, bet yra ir Lietuvoje reikalavimas siūsti dokumentus per Sabi sistemą viešosiom įstaigom. Tai reiškia, visos sąskaitos faktūros skirtos viešai įstaigai turi būti registruojamos Sabi sistemoje. Ir viešosios įstaigos dirba su Sabi. Tai Rivilė yra realizuota tiesioginė integracija su Sabiu. Tai reiškia, galite siūsti dokumentus tiesiai į Sabi. Kol kas dokumentų importo iš Sabio viešosiom įstaigom neturim, bet planą tokį turime realizuoti. Taip, o Sabis sistema atsirado čia nuo rugpjūčio mėnesio ir kai tik migravo registrų centro sprendimą, tai mes ir padarėme pačią integraciją su Sabi, su nauja sistema. Kol kas viskas veikia pakankamai stabiliai. Taip, yra kitas klausimas čia toks. Yra papildomi dokumentai, kurie siunčiami su sąskaita.
kitaip sąskaitos nepriima, kaip su jais. Čia tikriausiai turite galvoje SABI apsikeitimą. Tai SABI taip pat galima siūsti papildomus dokumentus. Sveiki, Mariau, man pavyko jau. Taip. O, gerai, Ramūnai. Tai gerai, tuomet aš perduodu kolegai Ramūnui žodį, o mes pratęsime toliau po Ramūno. Taip, Ramūnai, prašau. Taip, ar matosi prezentacija? Taip, matosi. Puiku. Tai su truputėlį užlaikymo pradėkime antrąją dalį apie Telemos ED. Taip, sveiki, aš esu Ramūnas Tvarijonas, Telemo filialo vadovas. Kas turite mobilius telefonus, siūlyčiau pasiruošti, nes prezentacijos pabaigoje bus QR kodas, kurį nuskanavę galėsite patogiai išsisaugoti mano kontaktus. Taigi, kas yra Telema? Telema yra ED operatorius veikiantis Baltijos šalyse ir mūsų pagrindinė veikla yra automatizuoti įmonių procesus, paverčiant sąskaitas, užsakymus, kitus dokumentus nuskaitomais kompiuteriu. Taip, Telema ėmėsi šito verslo dėl kelių priežasčių. Visų pirma, mes šventai tikime, kad duomenų mainai tarp įmonių gali būti greiti ir efektyvūs. Šito sprendimo pagalba tikime, kad pagrindinis dalykas, mes jums galime padėti sumažinti nuobodaus darbo kiekį. Ir tokiu atveju jūsų verslas gali tapti pranašesnis lyginant su konkurentais. Taip, Telema pradėjo vystytis Estijoje, paskui įžengė į Latviją, į Lietuvą. Ir pirmasis segmentas, nuo kurio mes pradėjome dirbti ED srityje, tai buvo maisto ir gėrimų prekių segmentas. Nes natūralu, čionais vaikšto didžiausias kiekis dokumentų. Kitas sektorius, kuris, tarkim, pradėjo naudoti šitą sprendimą, yra do it yourself, tai būtent statybinių medžiagų sektorius, kuriame dirba, pavyzdžiui, Makveža, Senukai ir jų tiekėjai. Ir visai neseniai pajudėjo kitas sektorius, tai yra elektros prekių pardavimo įmonės. Keletą skaičių apie Telemą, mūsų įmonę. Tai pagrindinis dalykas, kuris galbūt yra aktualus kiekvienai įmonei prisijungiant prie mūsų tinklo, tai yra to tinklo dydis. Tai mes vienijame virš 5,5 tūkstančio parduotuvių arba sandėlių, į kuriuos yra pristatomos prekės, ir virš 1,5 tūkstančio tiekėjų. Taip, kas dar yra svarbu? Svarbu yra mūsų paslaugų kokybė, vadinamas tas SLA lygis. Nes pripažinkite, kad ta įmonė, kuri pradeda naudoti ED sprendimą, tampa praktiškai visiškai priklausoma nuo jo, nes jeigu apsikeitimas duomenimis neveikia, tai ir visa prekyba negali vykti. Taip, ir čia skaičiai, kiek dokumentų mes apdorojame per metus arba per dieną. Tai štai, tokie yra mūsų skaičiai. Dabar Telema paslaugų portfelis šiaip yra platus ir mes į jį labai giliai nesigilinsime dėl laiko stokos, bet trumpai tariant galiu pasakyti, kad tos paslaugos yra skirtos dviems įmonių departamentams. Tai yra tiekimo grandinės skyriui arba departamentui ir apskaitos skyriui arba departamentui. Ir pagrindinės paslaugos vienam ir kitam, reiškia, poskyriui, tai yra ED, kurį nagrinėsime detaliau šiandien. O reiškia, tas sprendimas, kuris yra skirtas daugiau finansams, tai yra pirkimo arba išlaidų sąskaitų skaitmeninimas. Tai šitoje vietoje, jeigu buhalterija arba finansų skyrius gauna kažkokias išlaidų sąskaitas, nebūtinai elektroninės, jos gali būti ir tos PDF-inės, apie kurias Marius minėjo pradžioje,
Tai šitas sprendimas sugeba tuos PDF-us suskaitmeninti, paversti elektroniniais dokumentais ir taip pat gražiai importuoti į finansų valdymo sistemą. Taip, čia dinamika, kaip mūsų įmonė Telema vystėsi laikui bėgant. Ir kaip minėjau, reiškia, praeitais metais mes pasiekėme 25 milijonus apdorotų dokumentų. Ir kad jūs suprastumėte, kad tas EDI sprendimas yra universalus. Jo naudotojai gali būti įvairiaus tipo įmonės. Tai ne tik tos didžiosios, kurios va čia yra išvardintos kairėje pusėje, kaip ten Maxima, Rimi, Sanitexas, bet ir gali būti mažesnės įmonės. Pavyzdžiui, Boltas, tokia įdomi įmonė, nežiūrint to, kad jie teikia pavėžėjimo paslaugas, bet tuo pačiu jie atidarė nesenai ir juodasias parduotuves. Kodėl jos taip vadinamas? Todėl, kad paprastas, reiškia, žmogus ten negali užeiti, tenais užeina tik tai kurjeriai, kurie surenka užsakymus ir išvežioja jau galutiniams vartotojams. Tai va, tai Boltas yra nedidelis mažmeninis tinklas, galima taip atsakyti. Dešinėje pusėje matote FMCG sektoriaus pagrindinius tiekėjus, kurie veikia Telemos tinkle, bet vėlgi jie gali būti nuo pačių didžiausių, kaip ten pavyzdžiui Vilniaus duona arba Premija, kurie tiekia ledus, bet gali būti ir žymiai smulkesnių. Kita dalis yra tas antras sektorius, kurį aš minėjau, kuris pajudėjo vėliau, tai yra būtent statybos ir apdailos prekių. Ir čia taip pat matote pagrindinius žaidėjus. Tiek mažmenininkus, atsiprašau, kairėje, tiek jų tiekėjus dešinėje. Kuo Telema pasižymi nuo kitų EDI operatorių, kad mes esame vieninteliai, kurie labai sistematiškai darome klientų pasitenkinimo apklausas, naudojant taip vadinamą Net Promoter Score metodologiją ir indeksą. Ir mes oficialiai skelbėme šitą indeksą savo svetainėje. Joks kitas operatorius to nedaro dėl man nežinomų priežasčių, bet Telema tai skelbė oficialiai. Ir praeitais metais, 24, tas pasitenkinimo indeksas buvo 80, kas tikrai yra nemažas skaičius. Patikslinsiu, kad maksimumas gali būti 100. Taip. Toliau, kuo dar pasižymi Telema, kad mes turime įkūrę sertifikuotų IT partnerių programą. Tai reiškia, kad su tam tikromis įmonėmis, kaip pavyzdžiui Rivilė ir kitomis, mes esame sukūrę EDI modulius, kurie eina kaip standartiniai moduliai prie esamų verslo valdymų programų. Ir kadangi šitie moduliai yra ištestuoti su daugeliu klientų, tai naujų klientų pajungimas yra žymiai lengvesnis, greitesnis ir taupo pinigus ta prasme, kad Telema už pradinį pajungimą tokių sertifikuotų programų neima jokio mokesčio. Tai vat yra tokios pagrindinės 3 naudos. Ir čia jūs matote mūsų sertifikuotus IT partnerius Baltijos mastu. Kairėje pusėje yra lietuviškos įmonės, kurių programos yra sertifikuotos, dešinėje yra latviškos ir estiškos verslo valdymų programas siūlančios įmonės. Ką noriu iš karto perspėti, kad jeigu, tarkim, įmonė naudoja nesertifikuotą programą, tai Telema vis tiek ją gali pajungti. Mes galime pajungti bet kokią programą faktiškai. Tik tai tas pajungimas, jisai lyginant su sertifikuota, jisai bus šiek tiek ilgesnis ir kainuos papildomai. Na ir pabaigai dar noriu pasakyti, kad mes bendradarbiaujame su įvairiomis mokymo institucijomis. Konkrečiai Lietuvoje dirbame su Kauno technologijos universitetu, kur aš skaitau paskaitas jų studentams, kurie, reiškia, mokosi tiekimo grandinės paslapčių arba prekybos paslapčių, kad jie išėję dirbti į įmonės žinotų apie tokį sprendimą EDI.
Na ir čionais yra mūsų komanda Baltijos šalių mastu. Čia va šitas raudonas robotukas, tai yra būtent tas robotukas arba ta programinė įranga, kuri atlieka PDF-ų skaitmeninimą ir pavertimą elektroniniais dokumentais. Tai va, ir mano, kaip aš minėjau, čionais yra QR kodas, jį galite nusiskanuoti su savo išmaniuoju telefonu ir labai paprastai išsisaugoti mano kontaktus, jeigu ateityje norėsite susisiekti ir sužinoti daugiau. Tai tiek apie Telemą kaip įmonę ir dabar aš norėčiau pereiti jau prie paties EDI sprendimo detalesnio nagrinėjimo. Taip. Jeigu mes panagrinėsime iš tiekėjo pusės, kokiais būdais jisai gali gauti užsakymus, tai tų būdų yra begalė. Pradedant nuo elementariausio telefonu, pabaigiant galbūt elektroninę parduotuvę, jeigu tiekėjas tokią turi. Bet šiandien kalbėsime būtent apie va šitą būdą, kai užsakymai yra gaunami elektroniniais laiškais. Ir kaip tą modernizuoti ir paversti efektyvesniu užsakymo būdu. Tai jeigu mes paimsime standartinę įmonę, kuri prekiauja, tai tas užsakymo pristatymo procesas yra turbūt visiems labai gerai pažįstamas, kad, reiškia, pirkėjas siunčia elektroniniu laišku užsakymą, tiekėjas įgauna, nuobodžiai suvedinėja tą užsakymą į savo verslo valdymo programą, atkrauna prekes, išsiunčia ir atbulinis ryšys veikia lygiai tokiu pačiu principu ir pirkėjas gavęs sąskaitą dažnai taip pat ją turi suvedinėti iš naujo ranka. Tokio būdo trūkumai yra keli. Vienas dalykas, tai yra laiko gaišinimas. Telema yra paskaičiavusi statistiškai, kad jeigu tiekėjas gauna užsakymą iš 10-15 eilučių, tai gali užtrukti iki 20 minučių jį apdoroti. Ir čionais aš turiu galvoje ne vien tik tai tą, tarkim, patį užsakymo suvedimą, eilučių suvedimą, bet įskaitant ir kažkokias tai klaidas, dėl kurių to užsakymo vykdymas stringa, susiskambinimas su pirkėju, o kaip čia turėjo būti teisingai ir panašiai. Tai vat šitas skaičius galite įsiminti yra apie 20 minučių ir įdomumo dėliai, jeigu jūs dirbsite pas save, galite pasilyginti, o koksgi skaičius yra pas jūs. Tai va, tai trūkumai šitokio, sakyčiau, senovinio apsikeitimo būdo yra keli. Tai neefektyvus rankinis darbas, kurio tikrai būtų galima išvengti, žmogiškos klaidos. Visi mes darome klaidas gyvenime, tame tarpe ir įvedinėdami informaciją. Dėl visų šitų priežasčių yra lėtesnis apsikeitimas informacija, tai reiškia, tas užsakymas, jisai lėčiau yra įvykdomas, išsiunčiamas ir lėčiau prekės atsiranda pirkėjo, reiškia, lentynose pardavimui. Ir žiūrint iš techninės pusės, siuntimas, gavimas elektroniniais laiškais yra nepatikimas ir nesaugus, nes laiškus lengva perimti, kita vertus kartais tie laiškai dingsta šiukšlių aplankulose ir dėl ko jų tenka ieškoti, tų užsakymų arba sąskaitų. Tai va, tai atsižvelgiant į visus šitos mano minėtus dalykus, Telema siūlo EDI sprendimą, kuris turėtų palengvinti jūsų gyvenimą. Tai, kaip ir Marius jau minėjo, EDI tai yra elektroniniai duomenų mainai. Ir trumpai tariant, tai yra prekybos transakcijų duomenų perdavimas
tokiu formatu, kurį supranta kompiuteris ir kuris gali jį apdoroti. Čia jūs matote tikrą elektroninį dokumentą. Jis turi labai aiškią struktūrą, dėl kurios gaunantysis kompiuteris jisai gali perskaityti informaciją nuo pat pradžių iki pabaigos, atpažinti viską, siuntėją, gavėją, prekių eilutes, kainas ir taip toliau, ir visą šitą turinį importuotis pas save. Iš karto galiu nuraminti žmonės, kurie galbūt nėra techniniai darbuotojai, jums šitos informacijos matyti ir suprasti nereikės. Ji yra skaidri, vaikšto tik tai tarp kompiuterių. O reiškia, savo rivilės ekrane jūs matytumėte tą pačią normalią informaciją, kurią dabar, tarkim, suvedinėjate ranka. Tai va, ir kaip viskas vyktų EDI pagalba, tai tarkim, vėlgi, turime užsakovą, pirkėją, kuris yra pasijungęs į Telemą vieninteliu kanalu. Ir jisai tą užsakymą jau siunčia ne elektroniniu laišku, bet siunčia tuo saugiu šifruotų kanalų į Telemą. Kai užsakymas ateina į Telemą, ką mes darome? Mes darome konvertavimą į tą formatą, kurį supranta tiekėjas. Iš karto paaiškinsiu, nes kadangi įmonės naudoja skirtingas verslo valdymo programas, tai jos dažnai naudoja skirtingus tuos elektroninius dokumentus. Ir tam, kad vyktų apsikeitimas, Telema turi žinoti, ką naudoja tiekėjas 1, 2, 3 ir taip toliau, ir konvertuoti į reikiamą formatą. Na ir kai ateina šitas užsakymas jau į tiekėjo rivilę, aš kaip ir minėjau, jis yra pilnai importuojamas visas jo turinys ir jo papildomai įvedinėti nebereikia. Tai va, čia yra pagrindinė nauda. Ir atbulinis ryšys veikia panašių principų. Po to, kai prekės išvažiuoja, sąskaita vėlgi tuo vieninteliu šifruotų kanalu yra siunčiama į Telemą, atliekamas konvertavimas atgal į tą formatą, kurį supranta pirkėjo programa, ir ta sąskaita yra importuojama. Tai va, čia yra toksai supaprastintas veikimo principas. Dabar ką dar noriu pasakyti. Šiaip dokumentai vaikšto, kaip sakant, iš programos į programą skaidriai ir nematomai. Bet Telema turi papildomą tokį portalą, kuris atrodo panašiai taip, kurio pagalba, reiškia, galima prisijungti per tą portalą ir pasižiūrėti, kokie dokumentai atėjo arba išėjo iš Telemos. Tai va, šitas portalas yra skirtas grinai pasižiūrėjimui, kaip vaikšto dokumentai. Iš karto noriu pasakyti, kad šitame portale nieko papildomai suvedinėti nereikia. Visa informacija vaikšto iš programos į programą, bet tai yra tiesiog kaip pagalbinis, reiškia, įrankis pasitikrinti, kaip vaikšto dokumentai. Taip, kokios yra dar papildomos EDI galimybės? Tai vienas dalykas yra, kaip minėjau, kad įmoniai, ar tai būtų tiekėjas, ar tai būtų mažmenininkas, užtenka susiderinti pajungimą tik tarp jo ir Telemos tinklo. Suderinti vienintelį šitą kanalą, jo technologiją, kaip vyks apsikeitimas. Jam nereikia rūpintis, ką naudoja, reiškia, jo partneris kitoje pusėje. Ir per šitą vienintelį kanalą galima apsikeitinėti įvairiaus tipo prekybos dokumentais, kurie išvardinti čionais. Čia tarkim yra patys pagrindiniai, kurie naudojami, bet jų gali būti ir daugiau. Tai yra užsakymai, sąskaitos, vaštaraščiai, gavimo patvirtinimai. Tai vat. Iš karto gali kilti klausimas, kam reikalinga Telema, tarkim, tiekėjas
galbūt gali pasidaryti tiesioginę jungtį tarp jo ir mažmenininko ir nenaudoti telemos ir nemokėti jai pinigų. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu tų partnerių yra vienas arba du, tai iš tikrųjų jūs galėtumėt pasidaryti tiesioginės jungtis, kurios yra pavaizduotos čia kairėje. Bet problema iškyla tada, kai jūsų prekybos partnerių yra daug ir jums tenka daryti daug šitų tiesioginių jungčių, negana to, jas pastoviai reikia prižiūrėti, atnaujinti ir panašiai. Tai yra nepatogu, brangu ir panašiai. Tai vat, kai tokių partnerių atsiranda daug, tai žymiai ekonomiškiau yra naudoti ED operatorių kaip Telema ir, kaip sakiau, vienintelis rūpestis yra prižiūrėti tą vienintelį kanalą pasijungimo į Telemą. Taip, kokios dar papildomos galimybės atsiranda? Papildomos galimybės pasijungus į Telemą atsiranda tokios, kad, tarkim, jeigu jūs turite savo prekybos partnerius užsienyje, kažkur tai Europoje, tai galima vykdyti apsikeitimą ir su jais. Kaip tas daroma? Labai paprastai. Telema yra sertifikuotas Europinio tinklo PEPAL narys. Ir tarkim, jeigu tas užsienio partneris taip pat turi prieigą prie PEPAL tinklo, tai jūs kaip tiekėjas galite apsikeitinėti ne tik tai su mažmenininkais Baltijos šalyse, bet ir pasiekti šituos tolimesnius Europos savo prekybos partnerius. Tai va čia yra tokia papildoma vertė, kuri atsiranda pasijungus į Telemą. Dar viena vertė tai yra SABIS, įmonės, kurios tiekia valstybinio sektoriaus, reiškia, užsakovams, jos turi patikinėti elektroninės sąskaitas į SABI. Ir vėlgi, Telema per šitą PEPAL tinklą taip pat jums suteikia galimybę atidavinėti sąskaitas ir valstybinio sektoriaus gavėjams. Tai vat yra tokios papildomos naudos, jeigu jūs pasijungtumėte į Telemą. Tai va, tai tas siūlomas sprendimas, žiūrint iš tiekėjo pusės, tai yra Telema ED Supplier, kuris leidžia apsikeitinėti mano minėtais dokumentų tipais. Užsakymas, paštaraštis, gavimo patvirtinimas, sąskaita arba kreditinė sąskaita. Yra įmonių, kurios papildomai naudoja ir kitus, ne tokius dažnus dokumentų tipus, kaip pavyzdžiui order response, kas yra užsakymo patvirtinimas, arba toks tipas yra return, kas yra return announcement, arba lietuviškai vadinamas grąžinimo pranešimas ir panašiai. Tai štai. Dabar, jeigu pamenat, aš pačioj pradžioj minėjau tą 20 minučių, kurias, reiškia, įmonės sugaišta apdorodamos ar tai užsakymą, ar tai sąskaitą. Čia yra skleistinė, pažingsniui, kokie žingsniai maždaug yra atliekami, gaunant užsakymą iš 15-20 eilučių. Ir kiek minučių panašiai trunka. Tai vat, sudėjus šitas visas minutės, gaunasi tos mano minėtos 20 minučių. Telemos ED pagalba šitą laiką galima trumpinti iki 10 kartų. Nes tiesiog kai kurie žingsniai yra eliminuojami. Ir tokiu būdu vietoj 20 minučių tam tikrais atvejais jūs galite pasiekti 2 minutės apdorojant vieną dokumentą. Taip, kokie yra dar papildomi privalumai ED, apart mano minėto laiko taupimo, kai sumažėja tas rankinis darbas. Labai svarbus dalykas, kurį galbūt ne taip greitai įmonės supranta, tai yra greitesnis pardavimo ciklas.
Nes kartais aš išgirstu tokius, reiškia, argumentus, kad aš teikiu užsakymą per elektroninį laišką, man tai yra greita ir patogu ir man visiškai nesvarbu, kaip tiekėjas su tuo užsakymu elgsis, ką jisai darys ir panašiai. Toks požiūris, mano supratimu, yra neteisingas, nes abi pusės ir ir tas pirkėjas, ir tiekėjas yra suinteresuotas, kad greičiau apsisuktų tas pardavimo ciklas, kad aš greičiau gaučiau prekes, kad jos greičiau atsirastų ant mano lentynų ir kad aš greičiau parduočiau jas. Tai reikia suprasti, kad nepriklausomai kaip greitai jūs įsiunčiate tą elektroninį laišką, tai ir jūsų noras turėtų būti, kad ir tiekėjas kuo greičiau sugebėtų jį apdoroti. Tai vat, EDI pagalba būtent yra trumpinamas šitas pardavimo ciklas. Be abejonės, EDI pagalba yra didinama duomenų kokybė, kadangi automatinis procesas visada yra kokybiškesnis negu žmogiškasis. Ir taip pat yra didinamas saugumas, nes visa informacija vaikšto šifruotais kanalais. Telema naudoja savo, reiškia, duomenų centruose dubliuotą sistemą, tai reiškia, kad jeigu kažkuris tai mazgas telemoje lūžta, tai šitas sprendimas veikia toliau. Tai vat yra tokie papildomi privalumai naudojant EDI. Kainodara. Taip, telemos paslaugos yra mokamos, lygiai taip pat kaip interneto paslaugos yra mokamos ir kita. Grubiai tariant, kaina susideda iš dviejų komponentų. Tai yra aktyvavimo vienkartinio mokesčio, aktyvavimo arba pasijungimo į telemos tinklą. Ir kitas dalykas yra mėnesiniai einamieji mokesčiai, kurie priklauso nuo dokumentų srauto, kuris yra per mėnesį apdorojamas. Visos telema paslaugos yra parduodamos kaip SaaS, tai yra kaip nuoma, ta prasme, jokių licenzijų jums pirktis nereikia, jūs tiesiog kol naudojatės šitą paslaugą, tol mokate einamosius mokesčius. Jeigu jums nepatinka telemos kokybė arba jūs nematote prasmės toliau naudoti šitą sprendimą, jūs pranešę prieš mėnesį galite nutraukti sutartį ir naudojimąsi be jokių baudų. Taip, jeigu pamenat, pačioj pradžioj aš minėjau, kad telema turi sertifikuotų partnerių programą. Tai dar kartą pasikartosiu, kad jeigu jūs naudojate Rivilę arba kitą sertifikuotą programą, tai pajungimo mokestis iš telemos netaikomas. Yra toksai vienas iš privalumų. Kitas dalykas, jeigu jūs naudojate ne sertifikuotą programą, bet sutinkate naudoti, reiškia, tą techninę specifikaciją, kurią siūlo telema. Tai toks pajungimas, jisai vadinamas standartiniu. Ir tokiu būdu jisai kainuoja tam tikrą mokestį iš telemos pusės, bet tas mokestis nėra tam kažkoks tai labai didelis. Na ir trečias būdas, jeigu jūs sakote, kad ne, mums nepatogu naudoti tą specifikaciją, kurios prašo telema ir mes norime, kad telema prisiderintų prie mūsų. Tai tokį pajungimą mes vadiname nestandartiniu ir prieš pajungiant arba prieš pateikiant pasiūlymą mes turime atlikti išankstinę analizę. Čia dar kartą pasikartosiu, kokios programos ir kokie IT partneriai yra sertifikuoti telemos požiūriu. Taip, einant į pabaigą, kodėl verta rinktis telemą kaip jūsų EDI operatorių. Prieš renkantis bet kokį EDI operatorių reikia atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Reikia apsvarstyti, kokį paslaugų prieinamumą arba tą Service Level Agreement tas EDI operatorius jums siūlo.
Nes dar kartą priminsiu, kad jeigu jūs pradėsite naudoti EDI paslaugas kasdieną, jūs turėsite, iš dalies pakeisti savo vidinius procesus ir jūs tada tapsite gana priklausomi nuo to EDI sprendimo veikimo arba neveikimo. Tai pasinagrinėkite, koks yra paslaugų prieinamumas pas tą EDI operatorių. Antras dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra greitis ir paprastumas sprendžiant incidentus, nes natūralu gyvenime problemos arba techniniai incidentai įvyksta visada, kaip tas EDI operatorius greitai juos sprendžia. Toliau siūlome pasišnekėti su įmonėmis, kurios jau naudoja Telema sprendimą arba Telema ir Reveal bendrą sprendimą, koks yra atsiliepimas, koks yra jų pasitenkinimas. Ketvirtas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra tinklo dydis. Tai yra, jūs žinote, su kokiais, savo verslo partneriais jūs vykdote prekybą ir ar tie verslo partneriai yra Telemos tinkle. Ir integravimo paprastumas. Kaip greitai ir paprastai vyksta tas pradinis pajungimas. Na ir kalbant apie Telemą, ką aš norėčiau išskirti, tai vienas dalykas, mes turime patirtį, kurią skaičiuojame nuo 2000 metų. Tai yra, mes per tuos metus esame pajungę gal 70 skirtingų ERP programų, ne vien tik tai Reveal, bet ir kitas. Kitas dalykas tai yra sistemos patikimumas, kuris 24 metais siekė štai tokį skaičių, lyginant su 100%. Tai yra, kad mūsų paslaugos veikia praktiškai be sustojimo metų bėgyje. Saugumas. Telema visa infrastruktūra yra talpinama ISO 27001 sertifikuotose, patalpose. Tuo būdu yra užtikrinamas saugumas. Na ir pridėtinės vertės paslaugos. Apart to paprasto EDI apsikeitimo dokumentais, Telema teikia ir papildomas paslaugas. Tam tikri klientai iškelia tam tikrus specifinius reikalavimus, pavyzdžiui, dėl dokumentų filtravimo ir panašiai. Tai tokiais atvejais Telema taip pat, gali jums pasiūlyti sprendimus. Na ir klientų pasitenkinimas, kurį aš jau minėjau, praeitais metais buvo 80. Tai čia yra pagrindiniai tokie kriterijai, kodėl mes manome, kad Telema būtų vertingas pasirinkimas jums. Taip, ir einant visiškai į pabaigą, kartais kyla klausimas, ar man jau naudoti tas EDI paslaugas, o gal dar palaukti. Aš siūlyčiau ilgai nelaukti dėl šitų priežasčių, kad elektroninių dokumentų naudojimas, jisai kiekvienais metais tampa vis aktualesnis. Ir kaip pavyzdys yra tas pats Sabis, kuris nuo 24 metų rugsėjo tapo tiesiog privalomas pagal įstatymą. Jeigu jūs prekiaujate su valstybiniu sektoriumi, tiesiog jūs be elektroninių sąskaitų negalite vykdyti šitos veiklos. Bet kas yra dar įdomiau, nes jūs pasakysite, kad ne visos įmonės prekiauja su valstybiniu sektoriumi. Galbūt yra aktualiau tas business to business segmentas, yra verslas verslui. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad Italija jau 19 metais įvedė privalomą elektroninių sąskaitų naudojimą verslo segmente. Einant toliau, Prancūzija žado tą daryti, tą įsivesti 26 metais, Vokietija 27 metais, bet kas yra įdomu, kad mūsų artimiausi kaimynai Latvijai, jie išleido įstatymą, kad business to business transakcijose elektroninės sąskaitos jau bus privalomos 26 metais. Tai kitaip tariant, čia yra laiko klausimas, kada Lietuvoje atsiras dar vienas įstatymas, kad ne tik tai Sabis yra privalomas, bet ir
elektroninių sąskaitų naudojimas tarpusavio, reiškia, transakcijose. Tai sekantys žingsniai, jeigu jūs apsispręstumėte naudoti Telemos ID paslaugas, kokia yra eiga? Tai yra 3 tokie stambūs žingsniai. Pirmas žingsnis tai yra sprendimas, tai yra po to, kai mes gauname jūsų kažkokius tai lūkesčius, reikalavimus, mes parenkame sprendimą, atliekame jūsų prekybos partnerių analizę, pasakome, kad, tarkim, tokios ir tokios įmonės jau veikia Telemos tinkle ir pasijungę jūs jau nuo rytojaus galėsite vykdyti apsikeitimą. Na ir natūralu, parenkame jums tinkamą sprendimą, pateikime pasiūlymą ir jeigu jūs esate patenkinti, jūs pasirašote sutartį. Toliau vyksta antras etapas diegimas. Diegimas vyksta iš 2 pusių. Tai visų pirma, tai būtų Rivilės ERP konfiguracija, kurią atlieka Rivilės ekspertai. Telema savo pusėje taip pat jums sukuria paskyrą ir aktyvuoja tas paslaugas ir dokumentų tipus, kuriais jūs ketinate apsikeitinėti. Toliau vyksta testavimas, pilotinis bandymas, nuotoliniai mokymai ir štai jūs turite, tarkim, paleistą pirmą savo klientą. Bet tuo viskas neužsibaigia. Jeigu jūs norite patirti maksimalią naudą iš ED apsikeitimo, tai natūralu, kad jūs norėtumėt, reiškia, pajungti kiek galima daugiau savo prekybos partnerių. Tai yra daroma 3 žingsnyje įtraukimas. Įtraukimas taip pat yra kaip atskiras projektas, apie kurį mes galime pravesti mokymus, kaip organizuoti tą įtraukimą, kaip vykdyti komunikaciją su tais, reiškia, prekybos partneriais, kuriuos jūs norite pakviesti ir panašiai. Tai, tarkim, jeigu tų partnerių yra daugiau, tai, tarkim, 10 ir panašiai, tai tas, visas, reiškia, ciklas jų pajungimo, jisai gali užtrukti. Tarkim, kelis mėnesius ar panašiai. Tai į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Tai štai, tai būtų tiek tada apie patį ED sprendimą. Vėl jūs matote tą patį QR kodą, jeigu nespėjote dar išsisaugoti, tai kviečiu tą padaryti. Ir tada perduotų žodį toliau Mariui. Ačiū, Ramūnai. Taip, grįžtame toliau. Tai kaip ir žadėjau, truputėlį trumpai parodysiu, kaip pats apsikeitimas, kurį čia apibūdino Ramūnas, ar ne, kaip jisai techniškai atrodo iš Rivilės pusės. Taip, tai dabar mes turime pavyzdį, ar ne, įmonę. Tai tarkime, čia yra tiekėjas kaip įmonė, ar ne, ir gauname iš savo kliento užsakymą. Užsakymo importavimas, ar ne, kaip jisai atliekamas, tai mes turime importo mygtuką, va čia pardavimo lange, sakome web importas, sako, yra naujų dokumentų, ar importuosite. Taip. Tai čia įkrito iš mano kliento užsakymas su tikrai nemažų kiekio eilučių, čia ir su nuolaidom, ir su kainom skirtingom kiekiais. Tai tokio dokumento suvedimas, jeigu taip žiūrėti, gauti tokį dokumentą elektroniniu paštu, jis tikrai užtruktų kur kas ilgiau, negu aš dabar pademonstravau. Tai čia ir yra ta didžioji nauda, kad jeigu iš kitos sistemos dokumento jums atsiuntė tiesiogiai, kaip duomenis, tai jūs tos duomenis čia ir gaunate. Lygiai taip, kaip buvo suvesta, tiek su kiekiais, tiek su nuolaidom, be kažkokių tai klaidų. Ir tas dokumentas įkrenta pakankamai greitai. Dabar, kai mes tokį dokumentą atkraunam, ar ne, tarkime, atkrauname prekes, galime pakeisti sąskaitą faktūrą, ne? Taip, tai pats keitimas ganėtinai paprastas. Matom, pasikeitė tipas, tai yra važtaraštis, sąskaita faktūra, ar ne?
yra uždėtas požymis, nurodytas, kad su to klientu mes apsikeitinėjame tiesiogiai, yra nurodytas pristatymo adresas ir jeigu, pavyzdžiui, aš nueisiu į šito kliento aprašymą, tai yra alternatyvūs adresai, kitaip tariant, lietuviškai būtų pristatymo taškai, tai pristatymo taškuose yra nurodoma, kokiu būdu mes su tuo klientu esame sutarę apsikeisti duomenimis. Tai vat, ar čia jisai, tarkime, Rivilė naudos, ar jisai gaus dokumentus per telemą, ar mes jam tiesiog siūsime standartiškai elektroniniu paštu, nesvarbu ten, tarkim, Amerikos įmonė, jie galbūt per telemą nesikeis, per Rivilę nesikeis, bet jiems galima elektroniniu paštu išsiųsti. Tai prie kiekvieno pristatymo adreso mes galime tą susitarimą apsirašyti. Tai šiuo atveju yra nurodyta, kad mes siūsime dokumentus per telemą ir aš galiu pademonstruoti, kaip atrodo pats dokumento išsiuntimas. Aš turiu sąskaitą faktūrą, siūsiu balionėliui įmoniai, būdu, kuriuo mes buvome sutarę. Tai sąskaitą faktūrą mes patvirtinam buhalteriškai, perkeliam ir turime eksporto mygtuką. Paspaudus dešinį yra web eksportas. Viskas, sąskaita išvažiavo. Toks labai atrodytų paprastas darbas. Iš tikrųjų. Nes pats siuntimas jisai atliekamas ganėtinai paprastai. Tai va toksai trumpas demo. Ir dabar Ramūnas taip pat minėjo dėl kainodaros iš telemos pusės, kai susiderinate sutartį, kokie yra tie sekantys žingsniai, už ką reikia mokėti. Tai iš Rivilės pusės iš tikrųjų mes apmokestinam EDI paslaugą ir jeigu nuspręsite diegti telemą sprendimą savo įmonėje, tai mes iš tikrųjų apmokestinsim tik patį diegimo procesą. Standartiškai tai bus apmokestinta per aptarnavimo valandas, pagal faktiškai sugaištą laiką, standartiškai sugaišta nuo valandos iki 2. Jeigu, aišku, yra specifinės prekės, tarkim, nežinau, gali būti ten su tam tikrom paslaugom, nebarkoduotos, nežinau, gali būti įvairių pristatymo taškų skirtingų. Tai sudėtingiems atvejams be abejo to aptarnavimo valandų reikės kažkiek daugiau, bet toks standartinis diegimas, standartinio metoduko, kur apsikeitimas vyksta barkodais, aiškiom prekiam, matavimo vienetais, tai tikrai neturėtų trukti daugiau kaip valandos, maksimum 2. Va. Ir už patį apsikeitimą, kaip infrastruktūros naudojimą, jūs mokate už apsikeičiamų, siunčiamų arba gaunamų dokumentų skaičių. Tai iki 50 dokumentų per mėnesį mes net neapmokestinam. Tai reiškia, ar tai startuojate su telema, ar tiesiog siunčiate Rivilė būdu sąskaitas, tai iki 50 dokumentų jūs nieko nemokat. Jeigu viršijate šitą skaičių, tai nuomos sutartyje yra numatytos kainos, laiptuota kainodara, kiek reikėtų susimokėti. Kainos ten tikrai nėra kažkokios gąsdinančios. Tai va, tai čia turbūt tiek. Ir galime pereiti turbūt prie klausimų atsakymų. Ne? Taip, tai čia aš dabar pradėsiu nuo naujausio. Ne? Ar pirkimuose galima sąskaitas importuoti? Taip, sąskaitas tiek pirkimuose, tiek pardavimuose galima importuoti. Galima importuoti tiek užsakymus, tiek sąskaitas faktūras, vadinamus vaštaraščiais, ar ne, tiek grąžinimus. Šita vieta yra pilnai realizuota. Tiek pirkimai, tiek pardavimai. Taip. Ar yra bandomas sistemos variantas, kad galima būtų suprasti, kaip tai veikia ir panašiai. Bandomajam variantui, iš tikrųjų, mūsų kiekvienas klientas, jis jau naudojasi Rivilė EDI sistema, nes visos mūsų sąskaitos, kurias siunčiam savo klientams, visos keliauja per EDI. Tai kai kurie keliauja į EDI portalą pasiimti sąskaitą faktūrą PDF-inį variantą,
bet jeigu apsirašysite tiesioginį importą su Rivilė, ar ne, savo gamo sistemoje, galėsite tą dokumentą tiesiogiai suimportuoti. Tai visus dokumentus siunčiam mišriai ir taip, ir taip. Tai va, tai čia kiekvienas tame dalyvauja, o pasibandyti, tai iš tikrųjų, norint pabandyti patį apsikeitimo principą, reikia turėti dvi gamas. Tai reiškia, tiek vienoj, tiek kitoj. Gali turėti papildomas įmonės, jeigu turite ne vieną, ar ne? Tai tas apsikeitimas, kaip minėjau, 50 dokumentų per mėnesį yra nemokamas, tai ten tikrai su tuo kiekiu galite pilnai bandytis. Instrukcija, kaip reikėtų apsirašyti, yra pateikta mūsų gide. Tai šitą galima pasidaryti visiškai be mūsų netgi konsultantų pagalbos. Taip. Čia buvo kalbant apie saugumą, ar užtikrinate tik duomenų išsaugojimo saugumą, ar ir nuo duomenų nutekėjimo. Čia turbūt klausimas Ramūnui. Taip, aš galiu pakomentuoti. Tai Telema užtikrina techninį saugumą, ta prasme, kad, kaip aš ir sakiau, tas kanalas tarp Rivilės ir Telemos tinklo yra šifruotas. Tai, tarkim, perimti dokumentą iš to šifruoto kanalo yra itin sudėtinga. Dabar kitas dalykas, nutekinimas žmonių atžvilgių. Tai visi Telema darbuotojai yra pasirašę informacijos neplatinimo sutartis su didžiulėmis baudomis. Ta prasme, kad jeigu paaiškėtų, kad informacija nutekėjo dėl Telemos darbuotojų kaltės, tai jiems grėstų didžiulės baudos. Ir dar jūs turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad mes teikiame šitas paslaugas jau nuo 2000 metų ir mūsų klientai yra ne tik tos didžiosios įmonės kaip ten Maxima, Rimi ir panašiai, bet mūsų klientai yra Estijos kariuomenė ir bankai ir panašiai. Tai jeigu jie per tą laiką, reiškia, naudojasi tomis paslaugomis ir neturi nusiskundimų, tai reiškia, kad šitas saugumo, reiškia, aspektas pas mus yra labai aukštam lygyje. Ačiū. Taip, ir čia kitas klausimas, ar teisingai supratau, reikia atskirai suderinti pajungimą kiekvieno tiekėjo atskirai? Čia irgi turbūt Ramūnui, jeigu kalbant apie Telemą. Bet kuriuo atveju tikriausiai reikia. Ne, tai kažkiek. tą susiejimą po to, kai jūsų įmonė pasijungia į Telemos tinklą, ar ne, tuo vieninteliu kanalu. Ir jeigu jūs norite pasijungti vieną, antrą, trečią, reiškia, savo prekybos partnerį, tai taip, tą dalyką reikia suderinti, kad kita pusė taip pat norėtų, reiškia, vykdyti mainus, tik tai iš techninės pusės tas susiejimas tai yra, žymiai greitesnis ir vėlgi iš Telemos pusės jisai nieko nekainuoja. Tai taip galėčiau paaiškinti. Tik tai, kad jūs teisingai suprastumėt, kad nereikia daryti atskirų kanalų, norint pajungti antrą, trečią ir taip toliau jūsų prekybos partnerį. Čia daugiau kalba eina iš tikrųjų apie susitarimą su pačiu tiekėju, kad jūs keisitės, kad jisai priima per Telemą ar kažkokiu kitu būdu. Ir dėl pačių tikriausiai prekių normatyvų, barkoduotos, nebarkoduotos prekės, tos techninės sąlygos, iš tikrųjų, kad tie dokumentai sukristų. Taip. Tai čia lygiai tas pats galioja ir jeigu realizuojamas apsikeitimas Rivilė principu. Tai vėlgi reikia sutarti su tiekėju ar kitąją pusę, ar ne, iš kurio norite gauti arba siūsti dokumentą, kad gauti tą sutikimą, kad tikrai ten kitam gale kažkas jos priims. Tai va. Taip, ar paslaugoms galioja tas pats, kas ir prekiams? Tai apsikeitimo prasme, tai iš tikro galima keistis tiek paslaugom, tiek prekiam. Didelio skirtumo nėra. Tai paslaugos bent jau Rivilėje jos irgi gali turėti barkodus. Tai jeigu jas susibarkodavus, galima taip pat sėkmingai apsikeitinėti.
Nes iš Rivilės prekių sąskaitose jūs gaunat paslaugas. Vadinasi, paslaugas mes mokam išsiųsti, o jums pamėginkit. Tikrai įkris. Tai va. Taip, o jeigu nėra prekės barkodo, ar galima importuoti iš tiekėjo? Taip, galima importuoti ir be prekės barkodų, ta prasme nebarkoduotas prekes, ar ne? Arba barkodai, pavyzdžiui, su tiekėju neatitinka. Tai pati Rivilė turi tam tikrą sistemą, kaip galima apsirašyti prekės kodas pas tiekėją. Tai reiškia, kiekvienoje prekės kortelėje galite nusirodyti kliento kodą ir koks prekės kodas yra to kliento sistemoje. Tokiu principu mes galime surišti jūsų prekes su tiekėjo prekiam. Tai va, aš manau, kad surišimo galimybę turi ir pati Telema papildomai. Taip, ir toliau dėl padalinio objekto parinkimo iš Rivilės pusės, tai standartiniam sprendime tokių surišimų nėra, bet pritaikymus be abejo kiekvienu atveju išsinagrinėjus pačią situaciją, apsikeičiamus duomenis ir algoritmus, kaip galima nustatyti tam tikrą reikiamą objektą ar padalinį, konkretaus kliento atveju galima būtų užprogramuoti. Tai čia tas daugiau turbūt ne tiek, kiek programavimas truktų, kiek išsiaiškinimas šitoje vietoje. Taip. Aš matau, čia klausimai toliau keliauja, bet mūsų laikas šiandieną baigėsi. Tai klausimus dar surašykite. Aš manau, kad bendrus atsakymus mes pateiksime elektroniniu paštu į klausimus, į kuriuos šiandien nespėjom atsakyti. Ir labai norėčiau padėkoti už jūsų dėmesį. Ir ką, palinkėti geros darbingos dienos likusios ir ateinančią gerą savaitgalį. Tai va, ačiū Ramūnai už pristatymą. Ačiū Jums. Viso geriausio. Ačiū.